Ramūnė, atsisėsi šalia gal? Kur? Taip, man keliniukų ir kalbam. Nenori atsiliepimą? Nu va. Dviese bus. Dviese linksmi. Ne, nereikia. Tai kaip vat Robertas sakė klausimus, kaip vat jautėsi prieš tai, prieš pirmą pakopą, kaip dabar jautiesi? Iš esmės tai aš, sakykime, pakankamai neblogai jaučiausi ir prieš pirmą pakopą, bet ko gero reikalas tame, kad tikrai šitą, nes tokio poveikio tikrai nesitikėjau, kad taip bus. Ir negalvojau, kad viskas sutelpa viename realioje žodėje. Tai yra meilė. Ašaros tekėjo upeliais. Ir tikrai, tai nors ir norėtume suvaidintum, kad tai yra netikra, kad tai neveikia. Ir, gal sunku kalbėti, sakysim, iškart apie įspūdžius, gal pati euforija, gal šiek tiek yra primo. Reikia taikytis galbūt jau prie tokio, sakysim, to kasdienio gyvenimo, bet aš tiesiog pritrenktas. O dabar žmogus žiūri video ten svetainėje ir žiūri, reikia eiti tas mokymus, nereikia, žinai. Ką pats galvoji? Aš kaip ir raštu parašiau, taip ir dabar pasakysiu, kokios gali būti dvejonės. Čia tiesiog reikia nedvejojant, nerti, tai tiesiai stačia galva, kaip ten pasakyti, ir viskas. Ir tu pamatysi, kas iš tikrųjų darosi. Kada dar pabaigai? Ja, jau. Tai tiesiog pabaigą pratęsim, matyt, po antros pakopos. Planai dar pakartoti pirmą pakopą, nes manau, kad yra ką mokytis ir kartojant.